Sveiki! Šiandien turiu jums vieną tokią įdomią istoriją apie tai, kaip mes kariavom su apskaita ir iš tiesų bus naudinga turbūt tiems žmonėms, kas norėtų stebėti kažkokią savo elektros suvartojimą ir taip toliau. Kaip ir visada, prieš pradedant, kviečiu jūs užprenumeruoti šitą kanalą, padėti like po šito video ir būtinai parašyti savo komentarą lygiai taip pat po šito video. Galit užduoti savo klausimus, galit šiaip ką nors parašyti. Labai gerai veikia YouTube algoritmus. Buvo pas mus tokia įdomi istorija. Reiškia, turim klientą. Klientas turi labai didelį pastatą, tam apie 5000 kvadratų. Visą pastatą jisai nori padalinti ir, reiškia, atiduoti į nuomą. Tai šią dieną išnuomata turi, man atrodo, gal 3 nuomininkus, gal 2 net. Bet tai yra bendro naudojimo zona, yra 2 liftai, kuriuos irgi reikėtų stebėti, kas ten vyksta, ir yra nuomininkas. Vienas didelis, kitas mažas, kuris elektros praktiškai nenaudoja, dėl to, kaip jam ir neaktualu tas elektros monitoringas. Bet labai aktualu buvo tas didelis nuomininkas ir labai aktualu buvo bendro naudojimo. Tai žmogus pasakė, man reikia 2 tarifų skaitliuko. 2 tarifų skaitliukas. Be visokių problemų yra krūva rinkoje. Mes ten prieš tai jau parašėm vietą normaliem tiem ESO, taip vadinamiem skaitliukam, nors jie ne ESO, bet tokiems kaip naudoja ESO. Pasirašėm vietą, turim ten didelę dėžę, sako, reikia jau skaitliukų, pastatėm, sumontavom skaitliukus, nusipirkom Elgamo skaitliukus. Skaitliukai geri, turbūt, bet turi tam tikrų niuansų. Tai sumontavo šitos skaitliukus, aš dar pastebėjau, kad ten šitame skaitliukė lygtais yra toks parametras kaip duomenys už praeitą laikotarpį. Tai mano supratimu, duomenys už praeitą laikotarpį tai yra duomenys už praeitą laikotarpį. Tai yra, jeigu šis mėnuo yra balandis, tai reiškia, ten galima nuimti duomenys už praeitą laikotarpį, už kovą. Iš pradžių tie duomenys nieko nerodė, aš pagalvoju, turbūt peršoks mėnesis ir būtinai viską mums parodys. Nieko neparodė, bet klientas jau užsidegė, kad jisai nori tos funkcijų. Mes pradėjom ieškoti, kaip tai galima padaryti. Kaip padaryti to nesuradom, prieinamos kažkokios informacijos labai stipriai daug irgi nėra. Skambinom į pačią, reiškia, įmonę, kuri gamina šitos skaitliukus. Ten kaip Nausėdai prisiskambinti neįmanoma. Tada pradėjom ieškoti per ESO inžinierius, suradom ESO inžinierius, kelis net, kurie mums pasakė, kad herznait, kaip čia šitą visą galima padaryti. Mūsų tai labai pradžiugino, bet klientas jau sumokėjęs pinigus už skaitliukus, sumokėjęs pinigus už sumontavimą, buvo ne visai patenkintas, kad jisai negali stebėti. Paskui ieškojom, dar kažkoks iš inžinierių sugalvojo, pasakė, tai šitos skaitliukus reikia prijungti prie tinklo ir tada jūs galėsit per nuotolį matyti visus duomenis ir už praeitą mėnesį, ir už šiandieną mėnesį. Ir mūsų klientai užsidegė dar daugiau, bet kaip tą padaryti, jam irgi niekas nepaskambino. Jo padėjėjas labai ilgai ir nuobodžiai skambino tam gamintojui ir prisiskambino. Gamintojas pasakė taip, be problemų viską galit padaryti, bet reikia susimokėti 1000 eurų už programą, nes turi būti programa. 1000 eurų, pagalvojom, paskaičiavom, kad turbūt per truputį daug. Tada pradėjom ieškoti alternatyvių kažkokių sprendimų. Ir čia iš tiesų suradom labai įdomų įrenginį. Įrenginys tas vadinasi Shelly Pro 3L. Va tokią dėžutę turiu. Ir ką mes padarėm su šito įrenginiu? Taip. Tai va čia toksai įrenginukas, kurio komplekte eina instrukcija, eina vadinami klempai, 3 vienetai. Taip. Va toksai dalykas. Jisai užsideda ant fazinio laido ir gali matuoti srovę. Čia yra toksai užraktas. Atidarom. Va, tai va.
uždedam ant kabelio, šitas dalykas pasijungia į dar papildomą modulį, kuris irgi eina komplekte. Štai toksai device'as, čia yra ant šono pajungimo schema. Toks device'as, kuris montuojasi ant DIN bėgelio, yra apačioj pajungimai, kad pajungti šitos klempus ir jie sužymėti, turi visi žymenys atitikti. Taip pat čia yra galima pajungti LAN. Be LAN'o jisai gali taip pat veikti ir per Wi-Fi. Toksai renginukas. Tai kaip jisai mūsų išgelbėjo iš tiesų. Suradom mes, kad yra toks dalykas. Pradėjom domėtis, pasirodė visai įdomiai. Pasirodė visai įdomus. Pradėjom domėtis, pradėjom klausti net pas TNS inžinierius ir jie pasakė, wow, čia super sprendimas, jums tik jo ir reikia, nereikia jums jokių skaitliukų iš ESO, jums pakaks štai tokio šėlį skaitliuką. Tai visų pirma, kaip pasijungia šitas skaitliukas? Šitą skaitliuką pajungti nėra labai sudėtinga. Jam geriausiai yra padaryti atskirą kažkokį automatą. Arba galima užmaitinti nuo to pačio automato, nuo kurio užmaitinta jūsų linija. Bet jeigu jūs maitinsit nuo to pačio automato, tai čia, kaip matote, yra labai maži pajungimai. Todėl jums čia max pasijungs 2,5 kabelis. Užmaitinti jį reikia tik tam, kad pajungti 3 fazės, pajungti 0, tam, kad jisai galėtų matuoti įtampą. Nes šitas klempas, jisai matuoja srovę. O kaip žinom, mūsų galingumas, mūsų suvartota elektros energija skaičiuojama įtampa padauginta iš srovės. Mes gaunam vatus. Tai kaip, kad tą padaryti, mums reikia tiksliai atitaikyti, pajungti, reiškia, teisingai visas fazės ABC, 1, 2, 3, 0. Čia, kad būtų matavimas tarp fazės ir 0. Ir plus, aišku, 0 reikalingas, kad užmaitinti mikroschemas pačiame šitame įrenginėje, kuris tą funkciją visą atlieka. Pajungus tą, mes pajungiam, užmetam šitus klempus ir pajungiam lygiai taip pat pagal sužymėtą vietą į jo skirtus pinus. Visą tai sujungus, paduodam įtampą, padavus įtampą ant šito įrenginuko, reiškia įjungius įtampą, padavus įjungus apkrovą, šitas įrenginys iš karto matuoja suvartojimą. Ta prasme, net jeigu jisai neprijungtas prie Wi-Fi'us, net jeigu jisai neprijungtas prie bet kokios temos programėlės, jisai jau matuoja ir iki pusės metų duomenys jisai fiksuoja savyje. Jisai jas išsaugo ir kai jūs prisijungėte prie programėlės, jūs jau tos duomenys galėsit matyti. Vienintelis dalykas, kad taip, ant šito įrenginio, kaip matote, nėra jokio ekrano, nėra jokių skaičių, kurios čia rodytų, viską galite matyti tik per programėlę. Programėlė yra šėlį. Parsisiųsti ją galite nemokamai, naudotis ją galite nemokamai ir visus tos duomenis galite stebėti nemokamai. Kai jūs pajungiat šitą įrenginį, jums reikia prijungti arba LAN'u, arba turit prijungti per Wi-Fi. Tame objekte, kur mes jų įjungiam, Wi-Fi'us traukia blogai, tai mes atvedėm papildomą kabelį, pasistatėm dar vieną maršrutizatorių, tas maršrutizatorius dar sukūrė mesh tinklą, tai reiškia, kad tas tinklas nebuvo užvardintas kaip ten, tarkim, tele extern, kaip dažnai sukūrė visokie stiprintuvai ten ir praplėstytuvai, šitų interneto plėstytuvai sukūrė atskirą pavadinimą, ten, tarkim, tele ext. Tai tas renginys nesukūrė. Aš jo nerekomenduosiu, nes daug kas jį heitina ir sako, kad jisai ten po metų, po 2 užlūžta. Rinkoje alia yra tikrai geresnių, bet tą mes nupirkome senukose, nes mums reikėjo interneto. Ir mes pajungėm juos per Wi-Fi. Iš tiesų, kitas variantas, mes galėjom juos pasijungti tiesiog per LAN'ą ir iš vis jokių problemų su to nebūtų. Tai mes pajungėm ten 4 tokius įrenginius. Kaip jisai pasijungia, lygiai taip pat kaip ir bet koks įrenginys. Apie tai biškit vėliau pašnekėsiu. Ir dabar aš pagalvoju, kadangi mes vykdom projektą Tobulinu savo namus, tai kaipgi man būti be šito skaitliuko. Ir todėl šitą skaitliuką dabar integruosiu į savo namus, kad galėčiau stebėti savo namų suvartojimą
Tuo tarpu aš galėsiu matyti suvartojimą pagal praeitą laikotarpį, tarkim, už praeitą mėnesį, arba ten už konkretų mėnesį, arba už paskutinės kažkelias dienas. Ir taip pat galėsiu matyti, kada suvartojama daugiau, ir taip pat galėsiu patikrinti, ar mano parodymai sutampa su Igničio siunčiamais parodymais. Taip, šitą skaitliuką bandysim integruoti į mūsų šitą skydą. Čia, aišku, jau nepatogus priėjimas. Čia vienas dalykas. Prikabinti raktų. Čia antras dalykas. Ir nėra čia vietos. Beveik nėra vietos. Čia yra trečias dalykas. Skydas tikras kaip elektriko, nes nesužymėtas. Bet sužymėti mes jį visą laiką galim, nes turim knygutę, kurioje surašyta viskas, kur kas ką jungia. Dabar mums reikia nuimti durelės, kad būtų patogiau prieiti aplamai prie viso šito įrenginio. Matot, magnetas iš Italijos turi būti ant vidinės skydo dalies. Taip, ir nuimam dangtį. Jeigu patys sugalvosit kažką savo jungti, tai būkite atsargus, nes gali jūs biškį nukratyti. Taip, iš tiesų kabeliukus šitos mums reikia pajungti ant šitų gyslų. Tas bus padaryti nelabai paprasta, nes kaip matote, čia pakankamai mažai vietos, bet mes pabandysim kažką sugalvoti. Taip, pats skaitliukas, ką jisai čia pas mus turi. Pats skaitliukas, jisai va toksai nedidukas, tai atsistos čia kažkur šalia. Dabar mums į šitos kontaktus reikia pajungti fazės ir nulį. Nulį paimsim nuo šinelės. Fazės paimsim iš šitų įrenginių apačios. Nes iš kitų įrenginių apačios mums paimti nepavyks, nes viskas eina per nuotykėrėlės. Šitas skydelis, jeigu kam įdomu, tai čia tik tai rozečių skydelis, nes apšvietimo skydelis yra kitas ir jisai randasi kitoje patalpoje. Iš karto galim primesti, kur mes uždėsim šitos klempus. Taip. Čia klempai irgi sužymėti C, paskui bus B ir A, tai pagal fazės. Toliau dar jie turi strėlutę, kaip turi būti uždėti. Tai jeigu uždėsim taip, tai reiškia matos va taip. Tai mūsų įtampa ateina iš lauko ir ties čia. Pabandom, kur mums gali tilpti šitie klempai. Niekur negali. Tai va, pravedus kai kurias manipulacijas, kaip nekaip pavyko uždėti savo klempus. Nėra labai paprasta, bet pavyko. Dabar mums reikia užmaitinti šitą daiktą. Tai užmaitinti, tai maitinimą galim paimti net ir nuo šito automato. Vienintelis dalykas, jeigu išjungsim šitą automatą, tai neveiks ir šitą apskaitą. Bet jeigu mes jį išjungsim, tai neveiks ir apšvietimas, nes čia maitinimas ir apšvietimas skydė. Toliau turim va tokią schemutę. Tai, kaip matote, klempai uždėti ir mums reikia dabar juos prijungti į jiems skirtas vietas. Tai tą padarome. Tai va, šitie atsistoja. Taip, dabar bandysim prijungti mūsų skaitliuką, tai kad tą padaryti, mums prireiks truputį laido kabelio. Tai eisim iki mašinos pasiimti kabelio. Taip, parašėm laidus. Tai iš pradžių gal pajungsim nulį. Dabar, kad suprastumėt, mums pajunginėjant negalima, kad neatitiktų fazės. Nes suvartojimas mūsų vatai, tai
įtampa padauginta iš srovės. Tai jeigu mūsų šitas daiktas matos antrą fazę ir daugins ją iš pirmos fazės srovės, tai gausis, kad bus fazė viena 220, kita 230, tas netolygumas tarp fazių jisai kartais būna. Ir parodymai bus netikslus. Todėl mums reikia viską pajungti taip, kad būtų atitinkamai. Visų pirma, jungsiu 0 prijungiam, patikrinam, laikosi jisai. Šitą kabelį traukiam į šoną. Dabar mums reikia pajungti visas fazės. Tai fazės imsiu nuo šito automato, tai kad mūsų čia nenukratytų, mes šitą automatą išjungiam. Ir dabar namuose, kaip matot, šviesos nėra, nes atsijungia čia šviesos skydas. Jungsim viską iš ne eilės, o kaip patogiau. Tai pirmą fazę jungsim C. Tai čia va šita. Pas mane visos gyslos čia bus rudos, nes neturiu kitų. B fazė. Tai yra antra fazė. Va, kai viskas prijungta, prijungtos fazės, prijungtos nulis, prijungti mūsų klempai, galim jungti šitą automatą, įsijungia mūsų šviesa, kurios mums dabar nereikia. Ir va, įsijungia mūsų skaitliukas. Ir dabar šitą skaitliuką, prie jo tiesa galima prijungti tiesiog internetą, kas prideda stabilumą, bet mes tiesiog internetą nejungsim, jungsime per Wi-Fi, todėl užeinam į mūsų Shelly programėlę, pridedam device'ą, ieškom, ką pas mus suras, suradom mūsų skaitliuką, pridedam. Prisidėjo mūsų device'as, skaitliukas. Va, įvardinam kaip namo įvadas arba namo suvartojimas. Pridedam, nežinau prie ko, prie nieko, tiesiog, jisai prašo, nu gerai, pavadinam namas. Saugom. Prisidėjo mūsų skaitliukas, įsijungia žalia šviesa, kad prisijungia prie Wi-Fi'aus. Dabar palaukiam, kol programėliai viskas jam sueis į savo vietas. Va. Ir dabar žiūrėkit, ką mes čia galim pamatyti. Mes galim pamatyti mūsų suvartojimą. Per paskutinės 24 valandas, per dieną. Per dieną, aišku, dabar nepamatysim, nes pas mus tik ką jisai sumontuotas. Taip, toliau. Čia jisai notificationą kažkokį įmetęs. Va. Paspaudžius. Nu, va, tokias. Praėjus kažkiek laikų, vėliau biškį pasižiūrėsim, ką jisai pas mus primatuos. Dabar galim iš karto užeiti į device'o nustatymus ir pasižiūrėti framework'ą. Ir kaip matom, yra naujas framework'as, tai galime jį atnaujinti. Kol kas pabandysim, kol jisai atsinaujina, uždaryti šitą dangtį. Nu, kaip matote, dangtis užsidarė, truputį išlinkęs, bet... Va, dangtis užsidarė. Dabar galim įstatyti durelės. Va, durelės užsidaro, viskas gerai. Device'as veikia. Dabar užeinam į programėlę, pasižiūrim, ar jisai užsiupdeitina, nieko jisai, jau užsiupdeitina, lygtais. Pasižiūrėsim, jo užsiupdeitinės. Ir dabar, kadangi mes vis dar filmuojam tą su tikslu updeitinti savo namą, pabandysim šitą įrenginį pridėti į mūsų Home Assistant serverį. Tai einam dabar prie kompiuterio. Prie kompiuterio vėl einam į mūsų integraciją, surandam Shelly, pasižiūrim,
prietaisai, kas atrasta ir va mūsų device'as jau atrastas. Sritis, taip, namas ir mūsų prietaisas prisidėjo. Ir dabar į valdymo skiltį mes galime jį integruoti. Nu va, ir mes dabar galim pridėti daug visokių įdomių dalykų, kurios gali mums pateikti mūsų tas įrengtas device'as. Taip. Nu va, kaip matot, susikūrė toksai langelis, kuris mums parodo, kiek, reiškia, vartoja mūsų fazės ir taip pat parodo bendrą suvartojimą. Pridedam, truputį pakonfigūruojam, aš taip manau, kad vėliau mes sukonfigūruosim tai visai kitaip. Nu va, ir pasidarėm tokį langelį. Matom, kiek dabar naudoja pirmą fazę, kiek naudoja antrą fazę, kiek naudoja trečią fazę ir matome bendrą suvartojimą. Dabar, kad tą patikrinti, galim įjungti kokį nors įrenginį ir pasižiūrėti, kaip pasikeis mūsų suvartojimas. Tai tarkim, paspaudžiam, kad rekuperatorius pūstų stipriau. Va, girdim, kaip rekuperatorius pradėjo pūsti stipriau ir mūsų pirmos fazės suvartojimas padidėjo. Tas labai įdomu. Dar, kad būtų įdomiau, mes galime įjungti... Ką mes galime įjungti? Mes galim įjungti kokį nors device'ą. Tarkim, galime įjungti... Įjungiau dabar gartrukį. Ir matome, kad pirma fazė dar padidėjo. Tai va dabar man ir kyla klausimas, ar čia bendra fazė, čia turėtų būti pirma fazė. Kodėl tada pas mane viskas sukrauta ant pirmos fazės? Labai geras klausimas. Nu va, eisiu bandyti aiškintis, kas pas mane su fazėm, o jūs kol kas, kaip visada, prenumeruokite kanalą, dėkite laikus, rašykite savo komentarus. Taip. Tai štai toks įrenginys. Tokį įrenginį tikrai galim rekomenduoti kitiems savo klientams, kas nori pastatyti savo kažkokį poskaitiklį arba kas nori matuoti ten kažkokius suvartojimus. Kaip matėte, programėlė, jisai gali ten stebėti vos ne kiekvienos valandos suvartojimą, pikus, visus. Labai daug informacijos jisai pateikia. Dar kas yra gerai, jisai yra dviejų krypčių. Tai reiškia, jeigu pas jūs ateina elektra iš tinklo, jisai matuoja elektrą iš tinklo. Bet jeigu pas jūs yra saulės elektrinė, kuri generuoja elektrą ir atiduoda iš tinklo, atidavimą jisai irgi matuoja ir fiksuoja. Ir taip pat, jeigu jūs dadėsite savo namus kažkokias papildomas rėlės, ten, tarkim, net naudojant kokį nors Home Assistantą arba tas pačias Shelly rėlės, jūs galite net suprogramuoti taip, kad pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra generacija, nežinau, įsijungia koksai nors boileris. Ir tai yra padaroma labai lengvai, labai paprastų būdų. Tai štai toks įrenginukas. Kaip visada, prenumeruojame kanalą. Šitą įrenginį, kaip ir daugumą kitų įrenginių, galite nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje, nuorodą į kurią aš kaip visada palieku aprašymą. Taip pat ten galite įsigyti ir štai tokių maikučių. Prenumeruokite mūsų kanalą, dėkite laikus. Rašykite savo komentarus ir iki susitikimo sekančiuose video. Iki.